Sveiki, mėly portalo 15 min žiūrovai ir skaitytojai. Esu žurnalistė Aistė Turčinavičiūtė, o šiandien su manimi studijoje Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos neformaliojo švietimo skyriaus vedėjas Tomas Pūtys. Sveiki, Tomai. Sveiki. Ačiū, kad atvykote ir šiandien norėčiau su jums pakalbėti išties tokia labai įdomia ir aktualia tema. Kaip žinia, didelio suaugusiųjų susidomėjimo sulaukusi švietimo platforma Kursuok atsinaujino. Skelbiama, kad pokyčių atsirado ir mokymų teikėjams ir patiems gyventojams, kurie pretenduoja į 500 eurų vertės mokymasi krepšelį. Tai Tomai, prašau, papasakokit, kokie tie svarbiausi pokyčiai laukia. Tai pokyčių iš tikrųjų visai nemažai. Man taip atrodo svarbu pabrėžti, jog pokyčiai irgi buvo plačiai, drįsčiau teikti, išdiskutuoti tiek ir su pačia teikėjų bendruomenė, tiek ir girdint ir visuomenės ar nesiūlymus, lygiai taip pat atsižvelgiant ir į tam tikrų institucijų pateiktus siūlymus ir pastebėjimus. Tai ir tikime, jog visi pokyčiai iš principo, kaip mes bandėm sakyti, pozityviąją šito žodžio prasme truputėlį sulėtint sistemą, nes turbūt viena iš tokių didesnių problemų, drįsčiau teikti, kuri buvo ar ne, susikloščiusi, tai perdėtas skubėjimas, kur tiek ir teikėjai turbūt ar ne labai stipriai dirba ir labai skubinasi, automatiškai atsiranda ir asmenų ar ne, kartais netgi betodairiškas mokymų pasirinkimas, kas lemia po to pakankamai nemažai problemų ir mokymų nutraukimas ir galbūt pavadinkime neteisingas, jeigu tinkamas žodis asmenų pačių pasirinkimas, tai sistemos sulėtėjimas. Ir dabar ką reiškia tas sistemos sulėtėjimas? Nes nesulėtinam sistemos pačios techninio veikimo, ar ne, bet turi mintyje procesai, kurie verčia truputėlį galbūt pagalvoti ir patiem asmenim. Tai dėl asmenų, galbūt nuo asmenų pradėčiau, nes turbūt vis tiek galų gale pačioje sistemoje patys svarbiausi ir pačios sistemos centre yra asmenys, tie, kurie renkasi patį mokymasi. Tai kas buvo anksčiau, iš principo sistemoje buvo momentinė registracija, ar ne? Paleidus, startavus, pavadinkime, sistemoje finansavimui, asmenys galėjo iš principo bet kuriuo metu užsiregistruoti, bet kuriuo metu tol, kol buvo finansavimas, tol, kol yra pinigų sistemoje ir tas skuba anksčiau ir lėmė, jog kartais per kelias dienas ar kartais net per keletą valandų visas biudžetas, kuris būdavo paleidžiamas sistemoje, jisai būdavo rezervuojamas. Šiai dienai įdiegta konkursinė eilė ir asmenų registravimasis trunka gerokai ilgesnį laiką, tai beveik 2 savaitės ir iš principo nebėra jokio skirtumo. Ar pačią pirmą minutę, ar pačią paskutinę registracijos dieną, ar netgi valandą ar minutę asmuo užsiregistruoja, jo galimybės gauti finansavimą ir dalyvauti tame mokymėsi, kurį jisai pasirinko, yra identiškos, pavadinkime. Ir asmenys vėliau sukrenta į bendrą konkursinę eilę pagal tam tikrus prioritetus ir tai lemia. Ne tavo pasirinkimo laikas, bet būtent ar ne kiti prioritetai lemia, ar tavo pasirinktas, ar tu gausi finansavimą ir ar galėsi tą finansavimą paskirti būtent pasirinktai mokymosi programai. Iš teikėjų pusės irgi turėjome tikslą, ką ir minėjau, truputėlį sulėtinti procesus ir truputėlį, kaip čia išsireiškus, gal apgalvočiau, jeigu toks lietuviškas žodis yra, ir tiksliau ar ne, irgi prognozuoti ir siūlyti mokymus asmenims, nes vėl, kas buvo žvelgiant į praeitį, truputėlį tokio sukurto miražo, tai yra didžiulio pasirinkimo galimybė asmenims sudaryta, kuri vis dėlto dažniausiu atveju nebūdavo teisinga. Nes teikėjai siūlydavo iš tikro begalę ir labai skirtingų grupių, šaržavimui to paties dalyko ryto, vakaro ir priešpečio ar popečio ar ne metas ir vis dėlto nebūdavo tiek galimybių, tiek finansinių, tiek ir vietų prasme asmenim užsiregistruoti. Tai teikėjai dabar turi teisę paleisti vienu metu 2 mokymosi grupės. Kai užpildo bent vieną grupę, vėl gali turėti 2 aktyvias grupės. Vėl, kas reiškia, jog truputėlį viskas lėčiau, teikėjai planuoja, dalyviai, kurie registruojasi, irgi nulėmė tam tikrą ar nesrautą ir teikėjų teisę kurti papildomas grupės. Kas dar labai svarbu, tai iš teikėjų irgi tikimės kiek įmanoma daugiau tikslesnės ir aiškesnės informacijos prieš registracijos paleidimą, nes vėl norime, kad asmenys registruodamės į programą žinotų, ką perka, pavadinkime. Tai prie ko vedu, jog teikėjai turi pateikti informaciją, kaip ir anksčiau, ar ne apie visą savo turinį, bet kas labai svarbu, informacija apie lektorius. Vėl pripažinkime, jog
tas tarpininkas ar ne tarp turinio ir tarp dalyvio, tai yra lektorius, kuris perteikia informaciją ir jis yra, ypatingai svarbus, tai norime, jog ta informacija būtų teisinga ir asmenys žinotų, ką renkasi, kokie dėstytojai jiems tą turinį perteikinės. Nežinau, čia tokie galbūt keli pagrindiniai dalykai, aišku, atsiranda klausimų ir su kainodaros pokyčiais, tai irgi turime sistemoje nustatytus vėl, ne kainos ribojimus teikėjai patys skelbdami programą ir grupė įsivertina, kokia jų programos kaina, tačiau valstybė nustato valandinius įkainius, tokį rėmą pavadinkime, kuris lemia, kokią sumą asmuo gali iš savo turimų tų maksimaliai 500 eurų, kuriais jisai gali pasinaudoti, nunešti ar finansuoti pačią programą. Tai vėl, tai atitinkamai, jeigu programa bus brangesnė ir viršys tą valandinį įkainį, tai asmuo turės kofinansuotis pats save. Tai nežinau, galbūt tokie pagrindiniai, turbūt dar jeigu išdiskutuosime ir prieisime prie kitų niuansų. Taip. Aš dar norėčiau šiek tiek sugrįžti prie pačių gyventojų, platformos vartotojų. Jūs kaip ir minėjot, nuo šiol finansavimas priklausys sudarius konkursinę eilę pagal tam tikrus atrankos kriterijus. Tai kokie tie kriterijai būtų ir kodėl būtent tokius pasirinkot? Taip, tai kas irgi labai, kaip čia, naudinga ir valstybei priiminėjant sprendimus, tai duomenys. Tai žvelgiant į praeitus metus, į 24 metus, čia gal irgi vieta prisiminti ir priminti, jog sistema startavo pakankamai neseniai, tai 24 metų sausio pradžioje. Tai turėjome metus laiko proceso, kuomet irgi galėjome jau pamatyti programų pagrindinius pasirinkimus, asmenų tam tikrą portretą ar paveikslą, pavadinkime. Ir ką mes matėme vertinant praeitų metų duomenys, jog vis dėlto statistinis dalyvis buvo statistinė dalyvė, tai yra moteris 35-45 metų amžiaus, didmiesčio gyventoja, pakankamai aukšto išsilavinimo. Viskas gerai, to tikrai reikia ir tikrai reikia investuoti ar ne ir į tokio, pavadinkime, portreto ar paveikslo asmenys, bet žvelgiant į kitus tyrimus, ką mes matome iš principo, jog tie asmenys, kurie yra žemesnių įgūdžių, seniau įgytų išsilavinimų, žvelgiant net ir regioninę specifiką, matome tuos žemesnius įgūdžius, jie dėl įvairių aplinkybių rečiau pasinaudoja mokymosi ir finansavimo galimybėmis. Tai prioritetai iš principo labiausiai bandys atliepti būtent ar ne tai. Tai yra, kad mes tą prioritetą ir skirtumėme šitiems asmenims, tai yra pirmas niuansas, tai yra ir dalyvumas, neįgalumo tam tikri niuansai, tai irgi siekiama įtraukti kuo daugiau ar ne asmenų į mokymąsi, tai pirmas prioritetas yra būtent pagal šią liniją. Toliau taikome prioritetą, kuris liečia regiono gyventojus, tai vadinasi, vėl, jeigu tu esi didmiesčio gyventojas, dėja, bet tu keliauji truputėlį žemiau konkursinėje eilėje ir prioritetizuojame Šilalės, Pagėgių ir kitų ar ne mažesnių, pavadinkime, miestų gyventojus. Toliau žiūrima yra, kaip ir minėjau, į anksčiau įgytą išsilavinimą, kas vėl irgi labai svarbu, nes matome, kad neišvengiamai pasaulis keičiasi, technologiniai pokyčiai ir kiti dalykai, tai pavadinkime, jog atsinaujinimas kompetencijų įgūdžių yra kritiškai svarbus. Ir lygiai taip pat žiūrima ir į žemesnį išsilavinimą ir pabaigai lygiai taip pat yra vertinamas asmenų amžiaus. Tai prioritetas yra teikiamas, dabar bijau sumeluoti ir nepasakyti tikslios informacijos, bet 50 plus asmenų amžių ir toliau važiuojame atitinkamai į jaunesnį, pavadinkime, amžių ir nustatome prioritetą ir kitoms amžiaus grupėms. Tai taip plius minus dėliojasi prioritetai. O kalbant apie finansavimą pačioms mokymosi programoms, tam tikroms sritims, ar kažkokius prioritetus vienai sričiai ar kitai teikiat, ar kaip? Taip, tai iš principo esminio pokyčio šitoje dalyje nėra, nes ir sistemos starto metu buvo priimtas sprendimas, jog tai yra 24 metais turi mintyje, jog prioritetizavimas turi, tam tikras prioritetizavimas, atleiskite, turi būti ir priimti sprendimai buvo, jog bent 50% finansavimo yra skiriama būtent programom, kurios ugdo skaitmenos kompetencijas. Bet ką labai svarbu paminėti būtent apie šį, kaip mes vadiname, kursuok sistemos yra startas šių metų, tai yra, jog tikrai turime išgrynintą programų portfelį, kuris yra sistemoje. Tai ir ypatingas dėmesys buvo skirtas būtent išgryninimui tų programų, kurios ugdo skaitmenos kompetencijas. Nes tikrai norisi, ar ne, jog ta dalis būtų kiek įmanoma stipresnė ir kuo daugiau susieta su, pavadinkime, grynąją, jeigu galima taip išsireikšti, skaitmenos kompetencija. Tai
Reguliavimo prasme buvo nustatyta, jog tos programos, kurios pretenduos į tą 50% finansavimo dalį, jos yra tos, kurios savyje turi bent 70% skaitmenos kompetencijų ugdymo per savo turinio prizmę, per savo trukmės prizmę. Tai turi mintyje, kad pats prioritetas 50% skaitmenos kompetencijų finansavimui jisai išlieka, vis dar tęsiasi, bet pats programų portfelis, turinys yra tikrai išgrynintas ir tikrai sustiprintas. Ir kaip suprantu, tas prioritetas labai atitinka pasaulį, kuriam gyvenam, kur technologijos skaitmenizacija vis didesnę reikšmę įgauna, tai būtent ir į tai yra orientuojatės, ar ne? O taip, manau, kad tikrai taip. Ir vėl, tai nėra turbūt tik tai kažkokia lietuviška tendencija. Tikrai matome, net ir ne tik europietiška, pasaulinė tikrai tendencija. Ir taip, tikslas yra sudaryti žmonėms tobulinti savo skaitmenos kompetencijas, tikrai, kad nebūtų, pamiršau terminą, kuris yra naudojamas ar ne šitai situacijai, bet kad tokio atotrukio pavadinkime, kuris tikrai gali ar ne rastis technologinio atotrukio, kad jis būtų kiek įmanoma labiau eliminuojamas. Bet vėl, ką svarbu pabrėžti, jeigu žiūrim į skaitmenos kompetencijas ir mūsų populiaciją, poreikiai labai skirtingi, ar ne? Vienu atveju skaitmenos kompetencija yra galbūt specifinė programavimo kalba ar dirbtinio intelekto ar nenaudojamos įgūdžiai, kitu atveju tai gali būti ir tam tikri baziniai tam tikrų programų ar skaičiuoklių galbūt naudojimo įgūdžiai. Ir to reikia. Tai asmenys iš tikrųjų sistemoje turi pakankamai plačią pasirinkimo galimybę, kalbant apie programas. Tai iš principo toliau esmė yra, kad asmuo pasirinktų tai, ko jam labiausiai ar nereikia, tai kas labiausiai atitinka jo įgūdžius. Ir šitoje vietoje, jeigu leisit, dar nušoku į Kursok sistemoje tokią papildomą, pavadinkime, paslaugą esančią, tai yra konsultavimo linija, ne tai paskambinti ir problemas išspręsti, bet turi mintyje konsultavimo karjeros ir ugdymosi konsultavimosi liniją. Tai asmenys tikrai Kursok sistemoje gali rasti bendrąjį numerį, kurio pasiskambinus ir paspaudus mygtuką, kurį išgirs, kurį reikia paspausti, gali būti nukreipti į konsultaciją karjeros klausimais. Ir tai gali vykti telefonu, tai gali vykti chato pagalba, susirašinėjimo langelio pagalba, elektroninių laiškų pagalba ir asmenys, kurie po tokios pirminės trumposios konsultacijos identifikuoja poreikį ilgesniai konsultacijai, turi galimybę dalyvauti, pavadinkime, suderintų laiku ilgesnėse, tokiose giluminėse konsultacijose, kurios tikrai gali atlikti būtent ir tą kryptingesnį ir teisingesnį pasirinkimą. Tai čia vėl, ką galbūt galima būtų pabrėžti, jog tikrai skatinam asmenys išnaudoti vėl tą neskubėjimą ir tą ilgesnį registracijos laiką ir būtent galbūt rasti laiko ir papildomai dar pasikonsultuoti ir su karjeros konsultantais, kurie dirba sistemoje, kurie gali jums padėti atlikti kryptingesnį ir teisingesnį pasirinkimą. Bet tarkim, imkim tokią situaciją, kad aš išsirinku kažkokią mokymų programą, kuri man aktuali, galbūt ir su jūsų karjeros specialistu pasikonsultavus, man išaiškėja, kad aš tikrai norėčiau ją pasirinkti, bet mokymų grupė pilna tiesiog nesusidaro. Ar aš turėdama tą krepšelį jį prarasčiau, ar kas nutiktų? Taip, geras labai irgi kampas. Tai čia tokia problema, kurią tikiu, kad išsprendėme, bet vėl, aišku, situacija turbūt ar neparodys. Tai anksčiau iš tikrųjų turėjom tokią situaciją, jog asmenys, kaip ir minėjau, kartais net ir skubėdami ir pasirenka tam tikrą programą, tos grupės išsibarsto, asmenys po grupės turi mintyje išsibarsto ir grupės nėra suformuojamos ir tada jos nevyksta. Tai faktas, kad ir šitoje situacijoje, turi mintyje mūsų restarto visame reguliavimo pokyčio etape, turėsime tokių situacijų, kai asmenys galbūt pasirinks grupės, kurios dėja, bet dėl mažo, nerentabilaus asmenų skaičiaus nebus vykdomas, bet ta geroji žinia tai yra asmenys sudėliojus konkursinę eilę gavę finansavimą, jie jį išlaiko. Tai jie turės vėl tam tikrą laiko tarpą pasirinkti kitą programą ir vėl jie nėra pririšti prie specifinio teikėjo. Tai gali būti to paties teikėjo, tos pačios programos kita grupė, kuri galbūt ar ne yra surinkta ir bus vykdoma. Tai gali būti to paties teikėjo kitos programos ar ne irgi specifinė grupė. Arba galbūt tai gali būti vėl pasirinktas šiuo atveju kitas teikėjas, kuris teikia panašios krypties ar tos pačios krypties ar ne programą ir asmuo mato, kad ta grupė bus vykdoma ir tada nuneša tą savo finansavimą, kurį jis yra gavęs būtent į tą programą ir taip garantuojasi savo mokymasi. Žodžiu, išimčių būtų. Į aklavietę nepatektų. Ne, tikrai aklavietę nepatenka ir tikrai manome, kad asmenims bus nudaryta galimybė šiuo atveju, net jeigu ir to pirmojo pasirinkimo metu, kaip ir kalbėjom, ar ne, jie
jų grupė nebus vykdoma, tikrai surasti kitą mokymosi galimybę. Ir aš dar galbūt plačiau norėčiau pažvelgti į patį suaugusiųjų mokymasi. Yra pastebima tokia tendencija, kad žmonės į tokias iniciatyvas įsitraukia labiau, kai jos yra finansuojamos kažkokios kitos šalies, o ne jų pačių. Kodėl manote taip yra, kodėl žmonės galbūt nenori panaudoti savo asmeninių lėšų mokymuisi papildomam, ar čia kažkoks kitoks požiūris į patį mokymąsi, jo suvokimą, ar čia grinai asmeninių lėšų stoka tą įtakoja? Giluminis klausimas turbūt ir, kaip čia, nežinau, filosofinis, kultūrinis klausimas, ar ne, mes kalbėdami apie suaugusių švietimą, apie mokymas visą gyvenimą, galbūt daugam ir nepatinka, bet naudojam tokią formuluotę kaip mokymosi kultūra, pavadinkime, ir gal tobulėjimo net kultūra būtų galima pavadinti. Ir panašu, kad mes savo šalyje dėja, bet turime tam tikrų iššūkių šitoje temoje, nes jeigu vėl pasilyginus su kitom Europos šalimis, tikrai matome kitokią situaciją, dalyvavimo suaugusių švietime, į įgūdžių tobulinimo srityje. Tai ir panašu, kad ne viską vėl lemia finansai. Taip tikrai yra kitų šalių, Skandinavijos galbūt šalis, Nyderlandai, kurios tikrai turi labai aukštą dalyvavimo lygį suaugusių švietime, kompetencijų tobulinime. Aišku, jisai dažnu atveju tikrai nėra išskirtinai valstybės finansuojamas. Tai ir atsiranda turbūt situacija, kai įvyksta jungtinis toksai, galbūt galima pasakyti, ar ne, finansavimas, tai yra, kai ir asmenys patys daugiau linkę finansuoti save, ir įmonės, tai yra darbdaviai, lygiai taip pat ir valstybė galbūt turi stipresnės, ryškesnės savo investicijas. Bet žvelgiant į tą lietuvišką scenarijų, tai matome tikrai tą situaciją, jog finansavimas iš valstybės pusės, pavadinkime, ar galbūt nebūtinai iš valstybės, kaip ir minėjau, tai galbūt gali būti ir darbdavio ar ne finansavimas, tikrai yra didelė paskata, kuri gali lemti, jog asmuo pasirenka mokymasi prieš nesimokymą. Aišku, yra ir kitų aplinkybių ir dabar tikslių metų nepasakysiu, bet turbūt mūsų strateginės analizės centro buvo daryta, nežinau, kaip vadinti, tyrimas turbūt ar ne, ar apžvalga tų tokių paskatų ir nepaskatų, ar ne, būtent kas tai lemia. Tai šeiminės aplinkybės vis dėlto yra toje pirmoje vietoje, nes mesgi visi neturime laiko ir čia nėra šaržo, tikrai to laiko šiam gyvenime ir šiam pasaulyje visiems pritrūksta, bet toliau keliaujančios aplinkybės yra finansinis aspektas. Bet iš kitos pusės irgi žiūrint, yra tam tikri kiti niuansai, ar ne, kada mokymasis tampa tiesiog tokia dovana iš šono. Kartais irgi matome situaciją, jog mes tam dovanotam daiktui ir jį rimtai nežiūrim. Tai irgi vertinam ir matom tą situaciją ir tiekėjai iš principo irgi tai kai kuriais atvejais indikuoja, jog asmenys, kurie dalyvauja mokymosi programuose, kartais irgi galėtų būti atsakingiau žiūrėti, kaip ir minėjau, ir į savo pasirinkimą ir tikrai vėliau į to, kaip čia, pasirinkimo išlaikymą, tai yra atsakingą dalyvavimą mokymesi, nes turbūt vėl, jeigu tu pasirinkai ir valstybė finansuoja tave, ir pats save finansuoji, ypatingai, jeigu dar pats save finansuoji, turbūt logiška, kad tu pasirinkęs tą mokymą tikrai dalyvauji jame ir, kaip sakyti, matai naudą ir tiki ir ne to pokyčių, kurį tau gali tas mokymasis atnešti, o ne tiesiog, kaip čia, kartais tyčia ar netyčia sudalyvauji ar nesudalyvauji toje mokymo programoje. Tai tokie irgi svarbus niuansai. Aš tikiu, kad susidomėjusių tokiamis galimybėmis laikų bėgant vis daugėja skaičius, bet kokias gal jūs kaip švietimo ministerija esate numatę priemonės, kaip tą įsitraukimą dar padidinti, ypač, tarkim, regionuose gyvenantiems žmonėms, kur gal jie neturi tokių galimybių, kaip, tarkim, didmiesčiuose gyvenantieji? Keletas niuansų irgi šitoje vietoje, tai turbūt ir kursuok programų paveikslas ir šiaip ar ne šiuolaikinės technologijos tą mokymasi tikrai priartina prie asmenų. Vėl, žinoma, ne visą mokymasi, tikrai yra specifinių programų, kurios, nežinau, gal ten ypatingai inžinerinės, tarkime, programos, ar nebūtinai tai, turi vykti ar ne prie, kaip čia, tam tikroje aplinkoje, prie tam tikrų renginių, su tam tikrų renginių pagalba. Bet tikrai didelė dalis mokymų, vėl tikrai gali vykti nuotoliu ir vyksta nuotoliu ir tai priartina tas mokymosi galimybės. Tai yra
tam, kad mokytumėsi kurio nors žinomiausio ar didžiausio universiteto programuose, tau nebūtina atvažiuoti į Vilnių, Kauną ar Klaipėdą, tu tikrai randi ir gali rasti pasiūlą nuotolinių mokymo programų. Bet iš kitos pusės taip, pasiūla, jeigu pažiūrėti tuos kontaktinius mokymus, tai irgi reikia pripažintinai nėra tikrai tolygi ir vienoda, bet kaip sakyti, investicija ir požiūrio stiprinimas atkeliaujantis ir iš valstybės pusės tikrai dažnai lemia ir tiekėjų tinklo pokytį, ar ne, ir paslaugų didėjimą rinkoje ir tą prieinamumo gerinimą. Čia jau galima truputėlį kitą sistemą nušokti į vaikų neformaliojo švietimo paslaugas. Tai ką mes irgi matėme, kada valstybė startavo su neformaliojo vaikų švietimo krepšeliu, kas irgi buvo paskata mokinių dalyvavimui įvairesnėse programuose. Tai irgi buvo didžiulis pokytis ir paskata būtent teikėjų tinklo ir programų įvairovės augimui. Tai tikime lygiai taip pat ir kursuok finansavimas prie to gali prisidėti, bet mes iš savo pusės irgi tikrai dirbame su teikėjais, skatiname ir konsultuojame juos, kaip įeiti į sistemą, kaip užtikrinti tas paslaugas. Lygiai taip pat yra vykdomas darbas ir savivaldybės lygmenių, ar ne, su savivaldybės lygmens teikėjais, tai yra, kad ir jie galbūt labiau pamatytų arba pamatytų sistemą ir tą galimybę įeiti ir teikti savo mokymosi programas būtent savivaldybės lygmenyje, pritraukiant būtent to regiono, to krašto gyventojus ir galbūt net ir atspindint specifiškai to krašto, to regiono poreikius. Tai savivaldybėse turime ir sistemiškai veikiančius suaugusių švietimo koordinatorius, kurie, skamba gal komplikuotai, bet irgi yra atsakingi už, kaip čia pasakyti, viso to proceso skatinimą, atspindėjimą, skatinimą ir darbą su teikėjais, lygiai taip pat ir su dalyviais, tai yra, kad jie vieni kitus irgi atrastų. Tai tikime, jog tas ir savivaldybės lygmens skatinimas, pagalba įvairiomis priemonėmis, irgi padės augti tiek ir pasiūlai, tiek ir paklausai iš principo. O pavyzdžiui, ar jūs bendradarbiaujat su darbdaviais? Juk vis tiek tie žmonės baigę mokymus norės įsilieti į darbo rinką. Tai kaip tie darbdaviai, gal jūs matot, kaip jie žiūri į to mokymosi kultūrą? Taip, tikrai bendradarbiaujame, turbūt bendradarbiavimas su socialiniais partneriais visada gali būti stipresnis ir dar aktyvesnis, tai manau, kad šitoje vietoje irgi mes turime kur patobulėti, bet įvairiose formatuose, tiek ar planuojant, tiek ir bendrai tariantis dėl sistemos veikimo principų, tikrai darbdavio atstovai irgi yra įtraukiami. Bet vėl, jeigu žiūrime ir ypatingai į tą savivaldybės lygmenį, tai yra matoma galimybė būtent skatinti tokio regioninio bendradarbiavimo formatus, kuriuose iš tikrųjų verslas galėtų atnešti savo užsakymą, pavadinkime, ar lūkestį, galbūt ir kurį galėtų ar atliepti išgirsti tiekėjai, nes, kaip ir minėjom prieš tai asmuo randantis lokaliai specifiškai kažkoje savivaldybėje ir specifinėje ekonominėje situacijoje, kaip sakyti, irgi turi galimybę galbūt tada tobulėti, ir specifiškai pagal to regiono, pavadinkime, tokį ekonominį galbūt ar ne poreikį. Aišku, jeigu tas asmuo pats turi ar ne tokį lūkestį. Tai va, iš kitos pusės apie sistemos plėtrą, kursuok sistemos plėtrą kalbant, irgi turime didelį lūkestį sukurti įmonių paskyras pačioje sistemoje ir irgi atrasti tam tikrus mechanizmus, kurie galbūt irgi papildomai finansuotų įmonės, tos, kurios investuoja į savo darbuotojų mokymą ir tai irgi būtų papildoma paskata, kaip čia ir įmonėm būti sistemoje, įmonėm investuoti papildomai į savo darbuotojus, ir darbuotojams šiuo atveju galbūt tada derinti tą finansavimą, kurį jie gali gauti iš valstybės bendrai per sistemą ir galbūt darbdavio skiriamą finansavimą ir tai pasirinkti, galbūt jiems dar aktualesnį, galbūt ir brangesnę mokymosi programą, kuri tada atitiktų tiek ir pačios asmens, tiek ir darbdavio šiuo atveju lūkesčius. Ir kursuok yra tik dalis projekto Mokykis visą gyvenimą. Ir šis projektas bus, kiek žinau, tęsiamas iki 2029 metų. Tai gal jau galit mums šiek tiek atskleisti, kaip dar keisis Kursuok LT, kokie pokyčiai laukia ateityje. Tai, man atrodo, vieną iš tų pokyčių truputėlį pabandžiau irgi dabar paliesti. Bet apie ateitį kalbant ir į praeitį turbūt šiek tiek reikia nušokti. Tai kada startavo Kursuok sistema ir kada buvo tariamasi tokiam idėjos ar ne lygmenyje, tai iš principo valstybėje buvo toksai pasiektas sprendimas, kuris kaip ir net ir įstatymo lygiu ar neįtvirtintas yra,
tai yra, jog mums reikia tokios platformos, kur iš tikrųjų taptų namais, galbūt netgi taip jau labai taip pavadinus, tais namais, kuriuose tu gali rasti finansavimo galimybės, patikimas mokymosi programas, tai yra tikrai, kur būtų suvesti tiekėjai, dalyviai ir įvairios politikos šakos. Kai sakau politikos šakos, tai turiu mintyje, kad ir valstybė skirtingai investuoja į įvairių krypčių ugdymą. Tai yra galbūt aplinkos ministerija į klausimus ir į kompetencijas, kurios yra susijusios su jos srities asmenimis, gydytojų, medikų pasaulis turi tam tikrus reikalavimus, tie patys pedagogai turi reikalavimus savo nuolatiniam tobulėjimui, kompetencijų tobulinimui. Tai tikslas yra iš principo toksai, jog kursuok sistema taptų tais namais, kaip ir sakiau, ir iš tikrųjų galėtų atsirasti kompetencijų tobulinimo galimybės ir specializuotos tam tikros šakos atstovams. Tai toksai dėliojimas, jisai nėra tikrai, kaip sakyti, niekur kol kas įtvirtintas ir 100% sutartas, bet matymas, pavadinkime, yra toksai, jog galbūt jeigu tu esi ar valstybės tarnautojas, ar mokytojas, ar galbūt medikas, tu gali rasti sistemoje mokymasi, kuris yra specifiškai orientuotas į tavo kompetencijų poreikius ir lygiai taip pat rasti galbūt tą finansavimą, kurį tau ar tavo darbdavys, ar valstybė per, pavadinkime, tą bendrą liniją teikia, ar galbūt, kurį tu gali gauti ar gauni specifiškai, nes esi tam tikros šakos atstovas, kaip ir minėjau, medikas, mokytojas, viešojo saugumo, pavadinkime, galbūt sistemos atstovas ar panašiai. Tai turbūt tokie planai ir iš tikrųjų bendras planas yra didinti pačias dalyvavimo apimtis. Tai žvelgiant į praeitų metų paveikslą, vėl bijau sumeluoti, bet bendras dalyvių skaičius siekia apie 17 000 asmenų, tai vėl paėmus bendroje sumoje tai nėra kažkokie tikrai dideli skaičiai. Tai tikrai tikime, jog pavyks išplėsti ir dalyvavimo apimtis ir užtikrinti kuo įvairesnės ir patrauklesnės ir svarbiausia kokybiškesnės mokymosi galimybės. Tai kaip suprantu, žmonės ateityje, tikėkimės, kurie naudosis kursuok sistema, jie galės tam tikroje srityje ne tik nuo nulio pradėti, bet jeigu jau ir yra specialistai, savo žinias tobulinti, ar ne? Taip, tikrai taip, bet ir dabar iš principo tai egzistuoja. Tai visos programos, kurios randasi sistemoje, jos, kaip čia pasakyti, jos gali būti skirtos turbūt ir tam pradedančiajam ar tam tikros tematikos asmeniui, lygiai taip pat gali būti skirtos ir specifinių kompetencijų tobulinimui. Tai iš tų tikrų, tų tokių gerųjų istorijų, gerųjų atsiliepimų, tikrai ir neteko daug girdėti pozityvo, kaip asmenys tiesiogiai galbūt savo darbe pritaikė tam tikras įgytas kompetencijas. Dabar pavyzdžiai sukasi galvoje, bet nesuformuluoju tikslaus pavyzdžio. Tai į ateitį žvelgiant, taip, tikrai norisi turėti to tokio ir daugiau to, pavadinkime, specializuotumo. Tai visada turbūt yra tokių dalykų, kurie yra, kaip čia pasakyti, labiau bendriniai, galbūt pritaikomi ir medikui, ir policininkui, ir mokytojui, ir nežinau, ir galbūt IT specialistui. Bet tikrai yra dalykų, kuriuoje bus aktualūs medikui, bet neaktualūs kitos srities atstovui. Bet vėl, jeigu tai rastųsi sistemoje ir tas sutelktinis finansavimas, jeigu rastųsi sistemoje, tai ir patiems asmenims, kaip sakant, būtų lengviau pasirinkti. Ir patiems teikėjams šiuo atveju nereikėtų žongliruoti galbūt skirtingomis platformomis, skirtingais tam tikrais reikalavimais, kai tu galbūt tą patį turinį turi, A atveju įrašyti į vienokią formą, B atveju truputėlį kitokioje alternatyvinėje formoje pateikti ir panašiai. Tai taip. Tikėkimės, visi lūkesčiai ir planai, kuriuos turit ateičiai, išsipildys. Ačiū labai, Tomui, kad atvykote į mūsų studiją. Ačiū klausimus. Ir ačiū Jums 15 min žiūrovai ir skaitytojai, kad buvote su mumis. Iki kito karto.